Andrew Tate'o sulaikymas, blemba šiaip, aš senai buvau begirdėjęs iš Andrew Tate'o. Aš nelabai žinau, ką jis darė paskutiniu metu. Toliau jaučiu darė tą savo podcastą, toliau rentino Red Pill nesąmonės jaučiu visas, kad Bobas daužyt zaibys ir taip toliau. Jau buvo jį sulaikę, sėdėjo kalėjime Rumunijai, galų galiai jį išteisino, dabar vėl sulaikytas. Jo buvo į Rusiją nuvaręs. Nu, bet čia visi, kas falopina, visi tie tokie influenceriai, kažkokie žinomi žmonės, aktoriai, visi, kas falopina, galų gale ruskina, nes jau nebėra ką daryti. Ir jiem reikia babkių, jiem gerai sumoka ir jie ruskina, tiesiog promotin ruskina. Vienas iš seniausių tokių atvejų, tenas storas šūdas, Seagalas, bičias, kuris nemoka bėgti. Seagalas, nežinau ar žinot, bet jisai nemokėdavo bėgti, žiauriai bėgdavo, tai visuose filmuose prašydavo, kad nerodytų, kaip jisai bėga, arba kad jeigu bėga, tai kad jo kojų nesimatytų kadre. Tai va, Seagalas, o dabar Teitas. Žinai, kad visur, kur jisai eina, visur, ką jis darė, jam buvo viskas paruošta, suplanuota, padarytos pramogos, duota babkių. Jis matė tą feikinę Rusiją, faktas, kaip ir Šiaurės Korėja, kai nuvarai. Kai tau ten sustiguoja viską ir tavi iš tikro šnipai tiesiog. 10 šnipų seka kiekvieną tavo žingsnį ir žiūri ir netyčia kažkas nepasimatys, ko neturėtų. Karma tokia, jį sulaikė dabar Amerikoje. Miamyje sulaikyti nuomonės formuotojas Andrew Tate'as ir jo brolis. Čia buvo laiko klausimas, kad jam bus į Angliją negali grįžti, belie kiek čardžų turi. Pending laukiančių, Amerika ne ką geriau. Jungtinių valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad šeštadienį Miamyje buvo sulaikyti radikalus socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tate. Radikalus socialinių. Bet vis tiek vadina socialinių tinklų nuomonės formuotojas. Vis tiek galų gale, ne human traces, bet nuomonės formuotojas. Vis tiek. Jungtinės karalystės siekia ekstradicijos dėl naujų kaltinimų iš prekybos žmonės vergovės tikslais ir užpuolimo. Eiktų. Sakykit, ką norit, bet iš visų, man rodos, nuomonės formuotojų taip vadinamų. Tai pasi čardžai yra patys žiauriausi, kokias aš esu girdėjęs. Kaip nuomonės formuotojai. Nes iš dalies mane galėtų kai kurie pavadinti nuomonės formuotojai. Yra kažkas straipsnį apie mane išleidę ir pavadino. Jeigu mes visi tokie klaunai, debiliukai priskiriami irgi prie nuomonės formuotojų ir jisai kažkas čia ne to turėtų dar būti kategorijų, man rodos, tarp nuomonės, tarp Viktoras Balyko Vruko. Jo, Viktoras prisišykęs nuomonės formuotojas. Čia kitas lygis, Čia kitas lygis. Maršalai patvirtino, kad buvo sulaikytas 39 metų Teitas pats vadinantis mizoginu ir jo jaunesnysis brolis, tačiau nurodė, kad kadangi suėmimo orderis yra įslaptintas, negali atskleisti kaltinimų. Vaizdo įrašą pareigūnai uždeda vyram antrankius ir palydi juos, sieks brolio ekstradicijos, taip žodžiu, deportą atgal, palengvinimo bei nusikaltimų susijusius su nepadarys atvaizdą. Eik tu na. Ir dar pripaišė. Da žiūriau. Tai sąrašas žiaurėja, nes prieš tai nebuvo šit. Prieš tai jisai buvo užjumintinga už tą savo visas kontoras OnlyFansinių panų verbavimus, smurtą prieš jas ir taip toliau buvo kaltinamas. Dabar dar nepilnamečių dalykai visi ant viršaus. Nu čia kuo tolyn to blogin. Bet nenuostabu, nes jisai buvo papaustinės, kad plakais ten buvo. Va, bet čia jau į 100 yra. Tai ar jisai pats ištrynė ar ne? Andrew Tate posted now deleted tweet about Jeffrey Epstein that read, "Everyone wants to be friends with the pimp. Doubt me? Epstein had access to pussy. Look at his friends list." Ir čia dar ne vienas, ten daugiau buvo, kuris gyrė Epsteiną. Nes jam kas per žmogus tu esi. Jeigu tu tai tu maladėts. Ar per prievartą ar ne, palei, jeigu tu tai tu absoliutus pimpas. Gaila, dar Andrew Tate'as nespėjo susipažinti su lietuviškuoju Andrew Tate'u. Su gerbiamu ponu Valkavičiu. Įdomu, kokie jam, kaip sako, ar jam bus kažkada kaip Tate'ui? Ar jį kažkada extradaitins, nežinau, kuris ten į Baltarusiją važinėja promogauti, ar jį extradaitins, ar jį sulaikys Baltarusiją. Da, kokia gėda bus, jis bus kaip lietuviškasis Tate, bet čia ir yra lietuviškasis Tate, supranti. Čia arčiausia, ką mes turim. Čia geriausia, ką mes turim. Gerai, žiūrim toliau. Broliai Teitai kaltinami mokesčių slėpimo ir pinigų plovimo. Nu, čia menkiausias kaltinimas pas juos dabar. Jo, ir ką žiūriausia, kad šiaip daug dalykų, kuom jis kaltinamas, Teitas yra pats viešai gyrėsis. Jisai yra sakęs tenais, kad ten šešelkinė yra išrūpęs ir pat yra, nes ten legalų anglinė ir jis yra daug žiaurių dalykų, jis yra prisipažinęs, kad lupės panas ir, tipo, jisai, jo advokatui bus akaročiui. Kai jį dabar teis vėl ir tik ištraukinės jo postus, ką jis yra jau pasakęs, jis kiekvieną kaltinimą savo yra pripažinęs. Nesvarbu, ar juokaujančiai, žinai, ar ten ironiškai, ar kaip,
Jis yra pripažinęs praktiškai viską Twitter'į. Brolis irgi panašiai. Bratki, jie kartu viską daro, jie bildina šitą imperiją kartu. Negali būti, kad Bratkis yra gerasis tasai angeliukas. Nu, tipo, tu pažiūrėk toje Bratki, nu dar daisim. Prekyba nepilnamečiais, eik tu, nu čia žodžiu, žiauro. Yra video. Ir kaip jūs man pasakykit, kečiausias, tave nominavęs, kečiausias pimpas, bahūras, va taip rengęs. Kas pasiperė fitas? Čia pūras da suprantu. Eik, tu tos kelnes. Pasitos kelnes, man rodo. Palauk. Aišku, kad tos, nu tu durnas. Eik, tu kaip Palangoj, suvažiavę, na, pizdukai, tas kelnes susidėję. Kur virš kulniuko, na, kur virš kauliuko. Kur virš kauliuko kelnes. Tu durnas ir dar baisiai per mažas 2 dydžiais viršus. Kuo labiau aptemtas. Kedžio fitas. Eši, pala. Nes kedį sistemą irgi bandė sunaikinti. Net iškirptę panašaus dydžio. Pažiūrėkit, kaip kedžių užsibaigė. Aš susidarau Hebra tokį įspūdį, žiūrėkit. Ką mums šitą sako? 2 bičai susijęs su kudikėliais. Ne, 2 bičai susijęs su kudikėliais. Abiem bičam dabar, bet kokiu atveju, vienas anapus, kitas dabar sės į zoną, kurį sistemingai, kuris pats bus užpimpintas, pimpas sės ant pimpės. Ir jie abudu su violetiniais aptemtais palaidukais, bet ar kaip čia dar galima vadinti, su violetiniais aptemtais palaidukais. Ką mums tai sako? Hebra, jeigu eisit kažkada savaitgaliu judėti miestą, atsidarysit tavo spintą ir netyčia nuklysit į savo panos rūbų sekciją ir pamatysit violetinę bliuskį ir galvosit, reikia užsidėti. Nesidėkit. Bloga karma, bloga energija yra susijusi su violetiniam bliuskim aptemtom. Trumpi džinsai ir mokasinai aptemti. Ką iš vis galvoja bičiai užsidėdami tokius džinsus? Aš nesuprantu. Kuom čia gerai atrodo, kad tu praktiškai su joga kelnim? Tu su timpom. Dažniausiai, kas dedas tokias kelnes, tai primeta žiaurius bahūrus. Čia dažniausiai velniai. Važiūri, basankį Palangoj. Važiūri. Visas hujelina per sprogęs karčių violetinių veidų ir tada tokias kelnes. Nu kaip aš šitą rimtai žiūrėsiu? Kai aš tavo pusę plikos kojas matau. Ir tu net su šortais, bet ir ne su bridžiais, o su kelniam. Kiekvieną daiktą matau kiaurai tavo kelnėse, kas šviečia viduj. Aš matau tavo cigarečių pakelį. Iš išorės, per kelnes. Aš negaliu dabar eiti su tavimi į konfrontaciją, kai aš matau tavo šlepą. I can see your cockles, brother. Bet jį kažkaip labai ramiai pakoja, ne? Bratkė irgi, bet eik tu. Bratkė, tik dabar pamačiau Bratkį jo. Nu gerai, tipo kostiumas, rimta, bet tokia... Ką čia Bratkį išdarinėja? Džono vyko filmavimas, gal nauja Saša Song. Nu tu durnas. Bratkis Saša Songas, teitas kaip ketys. Va čia tai geras. Bratkis. Mes turėjom, reiškia, Andrew Tate'ą jau senai su Tristan Tate'u. Mes gyvenam kitam universitete tiesiog. Čia yra paraleli visata. Bet žiauriai ramiai, tipo, jos pakoja. Tokie kaltinimai nėra, kad ten Amerikai, nu kiek žiūri, dažniausiai griauna, ten reikia. Ten be teisų tave sustabdo, ne taip pažiūri mentą, jau kriokia, kad iš mašinos šoka. Labai jau toksai ramus sulaikymas. Can UK and US's relationship with each other do anything to you? Is that a risk of yours? Is that a concern of yours or not at all? MPs saying, we need to get Andrew Tate, and you know I'm here, so come get me. Ir suprantat, jisai, nu, žino, kiek jis yra prisišykęs, jisai žino, tipo, kad jam gali būti bet kuriuo momentu ir jis vis tiek jos ragebaitina. Jis vis tiek Just pay attention closely to the footage here. So they creep up on Andrew Tate, arrest him. Ai, tu va matom kitų šoto outfitą Andrew Tate'o. Didžiausias pasaulio pimpas, kečiausias bahūras, daugiausiai besinantis, turtingiausias velnys, absoliutus čadas, monstras, su češkiam. Šūlį per šokį pamoką, taip kai manęs neprengdavo kaip čionais. Va čia tai čadas, va čia tai velnys. He's a fucking wanker, is what it is. He's from the fucking Rainbow Crew. Bet čia žiauri. Toks pažeminimas, tokiais rūbais, kai tave sulaiko. Čia yra nekečiausias outfitas, taip žiauriausi kaltinimai, tai tu įsiduoji, čia žiaurus turėtų būti su kožo odinė, kažkoksai suranda ant veido. Absoliutus tenais, kaip serijinis žudikas apsirengęs. Eik tu na, ką tik po bačios pamokos.
po salso sesijos ką tik. Now, pay attention to Andrew Tate's hands. He tries to give his phone to his bodyguard if you pay attention. Then he just drops it on the floor and the guy behind him picks it up. Bandė paslėpti ragelį. Jo. Ir numetė ant žemės. Jau kažkas tam ragelį buvo. Per daug dėmesio jau Teitui. Tai kad nebuvo dėmesio iš vis Teitui. Apie Teitą nieks nekalbėjo jau nežinau kiek laiko. Dabar vėl kalba, nes suėmė. Tai turi aptarti. 59 charges. Tam 9 kaltinimai. People left, it was actually in this case from the start. On get the on his first shit, time they Steve. got arrested. Now, the UK police basically want him to be extradited back to the UK to face these charges. The case in Romania is not going anywhere, and they want him behind bars in the UK. But Andrew Tate does actually have good political alliances to the likes of Donald Trump over there. And I'm very close to the Trump family. I know them well, and I spoke to Barron after the incident, and I look forward to, once I am free, being Donald Trump in person and reminding him that he's a bulletproof badass. This is the attorney for President Trump, somebody who has been a fighter for the America First Party. Her name is Alina Hava, and she joins us live right now. Hey. Hello, Alina. Hi. You could just see Andrew Tate's face lighting up here, thinking this is someone who could save his life in a situation like this that was coming to him to stop him even getting extradited. Jo tiksliai, jisai dar paskutiniu metu prieš jį dabar supakuojant, jis buvo pradėjęs žiauriai lysti Trumpui į subinę, nesveikai. Nors prieš tai stumint Trumpą. Jis yra p***ęs Trumpą. Pas jį ten switchindavo, tai jis tai gyrė, bet prieš sulaikymą jis labai intensyviai lindo į subinę Trumpui, tai galimai irgi gal jis nujautė, kad jam gali būti ir tiesiog tikėjos, kad gaus jo pardoną kažkokį. Someone actually had Andrew Tate's back for a long time, but it's had a falling out of him recently. Sneeko has actually said he changed his mind and he believes the Tate brothers are actually guilty of the crimes they've been accused of across the years. This is what Sneeko had said. So now you're promoting Me Too feminist culture. The fall off is crazy. See, it's not Me Too feminist culture, it's the fact that they're actually guilty. And I looked through, well, apparently, according to them, I don't know, allegedly they're guilty. Allegedly. At the time I didn't believe it. I believed it. Jis buvo Andrew Tate'o irgi toks kaip kolonų pasidaręs kažkada vienu momentu. Aš jį žiauriai senai žiūrėdavau, kai jis YouTube'ą keldavo video tokius normalius, tokius, nes jis auksiniai erų YouTube'o, gal kažkas, nežinau, kas žiūrėjo senus Sneeko video ten prieš 8-9 metus, tai Sneeko geriausiai YouTube'ai darydavo vidosus, bet tada jam susisuko smegenis ir atsirado Andrew Tate'as ir jisai tiesiog irgi bandė būti Andrew Tate'u, viską identiškai darė tą patį. You look into what the Loverboy method is and you look into what that is. They O literally dabar said, jisai, kaip ir mūsų gerbiamas Volkavičius, jis dabar musulmonas iš oro. Nors jis yra, jis bičas, visiškai neturi musulmonų šaknų nieko. to pimp them out. They had a course talking about how you could become a pimp. Word Word for word, they just spell out exactly what the Loverboy method is. They say, this is how you do it. If you want a girl to fall in love with you so that you could f*** her, buy my course and I'll teach you how. So first you make her fall in love with you. You have sex with her. Then you program her. Then you take her passport. Then she's in love with you. Then you put her on OnlyFans. It's like, that's what the Loverboy method is, word for word. That's what pimping is, allegedly. Kas bus dabar jam? Bet aš nežinau, ar jį paleis vėl ar ne. White supremacists, like the white incels, the skin worshippers, they literally got rich pimping out European white women because they were better for money. Like, they made more money. Do you think that they were pimping out Asian girls and black girls? No, they moved to Romania because the crimes, they thought they were going to get away with it. They said, Romania's a third world country. I could be a mob boss. I'm a mafia. I could bribe the police. I'm like the cartel of Romania. That's why they moved there. Visi tokie slidus tipai, kurie kurie daro nusikaltimus, bet ir yra social medijoje, jie dažniausiai yra linkę lauk iš Amerikos arba tarkim, jeigu būna Anglijos ir varyt į tokias šalis, kur gali labiau nupirkti policiją. Vienas iš pavyzdžių, nežinau kas sekat, fitneso industrija dabar numirė Conor Murphy, numirė toksai Lux Maxeris, crazy bitchas ir jisai irgi buvo išvaręs į Tailandą, o jis buvo Tailandė draugeliai su tokiu daktaru, aš jums tiesiog duosiu pavyzdį, karočią. O tokie kaip šitas bitchas, ne šitas bitchas, irgi jisai daro shady dalykus, vadina save daktaru, tipo medicininiu daktaru, nors iš tikrųjų jis neturi daktaro laipsnio, jisai yra advokatas, bet tiesiog save vadina daktaru, pardavinėja visokius keiščiausius skeminius sarmzus žmonėm, promautina leistis auksai venas, visokias nesąmonės. Ir jam irgi, jisai gudrus labai yra, jisai Amerikoje negali daryti tokių dalykų. Jis ten haremą irgi turi Tailandė, ten 20 žmonių, karočią, Valkavičius, tik kita versija aukštesnio lygio. Ir jis lygiai taip pat dėl to yra pabėgęs į Tailandą ir Tailandė daro visus šitos dalykus, nes gali nupirkti policiją. Ir apie jį sukasi labai daug mirčių kitų influencerių. Tai visi, kas su juo susideda, numiršta. Numirė dar toks vienas fitneso influenceris, random, kai susipažino su juo, dabar Conor Murphy su juo susipažino, numirė. Tai dar yra ten spekulacijų, kad jisai ten juos užmušinėja. Nu, žodžiu. Tai Tailandas, tokios Rumunijos, visokios tokios šalis, kur gali labiau nupirkti policiją, jas linkia važiuoti tokie. Pinigai valdo visą teisinę sistemą, bandysi greit išeis, bet tie pinigai baigsis kažkada jam. Ir kitas dalykas, jis visur prisišykęs yra. Tai dabar aš jau nebežinau, žinau, kad jis greit išeis. Nes net Rumunijai, atsiprašau visų Rumunijos tautybės piliečių, kas išižydėt, kad jūsų šalį blogai pavadinau. Net tenais jam gan buvo reikalų įsisukti iš viso šito judesio. Vargais negalais įsisuko. If I had to predict the future, which I'm pretty good at, because I was saying
was going to get arrested. I don't know if you saw my old podcast. I kept saying they're going to arrest me. You have 3 lives. I kept saying they're going to arrest me before they arrested me. Jis sako, predict the future, aš galiu nuspėti ateitį, kad mane vėl bandys matricą sunaikinti, suimti. Tu nenuspėjai ateities. Tu esi prisidirbęs, prisišykęs ir logiškai tu žinai, kad kažkas tave pagaus. Here's what I think's going to happen in Florida. I think they're going to come up with the biggest crock of shit. They're going to arrest me. They're going to walk me in front of the cameras. Look, you can literally see his friends taking away his quality items. He could be in jail for a very long time now, even years before this gets to trial. This is way worse than before. You might say Andrew Tate has been Dabar jis bus kalėjime labai ilgai. Šiaip dar tas yra. Kad jis bus kalėjime, vien kol prasidės teismai, kol teismas prasidės, jis sėdės dabar labai ilgai. Jį laikys kiek įmanoma ilgiau, kiek gali. Aš duosiu pavyzdį. Mane Vokietijai buvo, pavyzdžiui, sulaikė, čia yra 0 palyginus čia su šituo, mane sulaikė už vogtų daiktų slėpimą. Už įtarimą, kad slėpiau vogtus daiktus. Aš realiai palei įstatymą, aš nebuvau nuteistas nei dienos. Aš sėdėjau 7 mėnesius tiesiog laukdamas teismo ir čia buvo gan basic, paprasta byla, basic, paprastas, lengvas, toks smulkus dar palyginus nusikaltimas ir tai jie laikė mane 7 mėnesius iki teismo uždarytą. Čia Amerikoje yra dar kitas lygis, nes dar jie extradaitin dar turės, tada dar Anglijai ten gali sėdėti kalėjime laukti teismo. Nu čia jisai laukt gali 3-4 metus tiesiog kalėjime teismo. Ir tada paaiškės, ar jisai sės ar ne. 7 mėnesių iki teismo ir teismas išteisino jo. Andrew was charged with 7 further counts of aikton. 308 charges included 2 counts of aikton. Nu ir bratkis, karočią, abudu. Ir šiaip Andrew Tate'as, jis yra viskas, ką jis apie save sukūręs, ta visa persona, viskas yra fake. Nes visų pirma, joks kietas velnys nenešiotų timpų trumpų su češkiam šokiu, išvalysio pamakėlės ką tik išlendęs, vien jo apranga parodo, kad jis viduj kas yra. Visų antra, vien tasai jo pirminis anglas buvo, kad jo klausytų visokie indai, debiliukai ir mokėtų už jo tos kursus $1000, kad aš žiauriai kietas, bet aš sakau visą šitą dar atsiminkit, kad aš ne šiaip tipo sakau, kad aš kietas, aš dar ir kickbokso čempionas pasaulinio lygio. Ir tada paaišėjo, išnagrinėjo žmonės ir visokie tenais specai karočią kovų, kad jisai iš tikro kovėsi visokiose randominėse lygose kickbokso, kurios net nėra ten tos normalios K1 federacija ir dar kažkas, kovėsi su visiškais debiliukais, laimėjo ten pasiėmė tos diržus žiauriai lengvai, nei jis ten buvo normalios kažkokios organizacijos pasaulio kickbokso čempionas, nei kas. Tada jis išvarė galų gale prieš youtuberį, kuris net nėra boksioras, boksuotis į ringą, kontentą daryti kaip Loganas Paulas. Ir jis su paprastas youtuberis, kuris nenormalios patirties kovos neturi, su kai gaidyti Andrew Tate. Ir jis aišku negalėjo atsisakyti tokios kovos, nes tada būtų išlindęs visas tas jo fasadas, kad jis meluoja dėl to, kad yra kickbokso čempionas. Tai jis turėjo varyti, įrodyti ir matyti galvo, nu bet gal pavyks jį nupirktis youtuberis. Ir tai praleido. Viskas apie jį yra fake. Absolutely. Let me clear up this news you're seeing on the timeline. The British state has accused me of a crime. They said 15 years ago I did something I wasn't supposed to do and I'm a criminal. But they won't tell me who against. They won't tell me where it happened. They won't tell me when it happened. They just said 15 years ago you did a crime. And I said, okay, against who? We're not telling you. In case you tweet it. Why would I tweet it? What are you talking about? Tell me who I committed this crime against so I can defend myself. No, we're not going to let you defend yourself. You're accused of a crime. You're charged with a crime. We won't tell you who against. And I said, well, then how do I put a defense together? And they said, well, if you come to England, we'll tell you. I said, sure, I'll come to England. No problem. All I want to know is, can you guarantee I will not be remanded in custody? They said, no, we're not going to guarantee you that. You come to England, there's a strong chance. Atsiminkit, jis dabar įrašinėja šitą vaizdo įrašą, ne ir tik veidą mes matom, bet prisiminkim, kad apačioj, ten kur nėra vaizdo, jis dabar yra su žiauriai aptemtom, trumpom kelnėm ir mokasinais galimai. Arba su češkim. Visą laiką turėkit tą vaizdą savo galvoj. And I'm like, so you are accusing me of a crime, you've issued a warrant. Kalėjime, koks jam bus jaučiu. Tikrai jo nemėgs, nes už tokius kaltinimus jūs patys žinot, kas būna žmonėm. Bachūrai jį plaks rankšluosčiais ir jis tiesiog šoks. Jį tiesiog plaka rankšluosčiais bachūrai. Šok, tiesiog sėdi zonai, bachūrai ratu susėdė, tas visas melinai išdažytas kaip celofanas. Šok, davai, judi. Šlapūra. Su češkiam, su viskuom pilnu komplektu, su violetinė maikė. And I know you're wondering, how come when Britain, as it collapses, it doesn't give a f*** about gangs, doesn't give a f*** about the doesn't care about the drugs on the street, doesn't care about any of the real crime, how come they keep talking about Andrew Tate? That's because I highlight the problems with the country. They don't want to fix the problems, they want to get rid of me for talking about the problems. So why do I get to travel the world so freely? Why have I been to 25 countries this year? Because when I land in Hong Kong and the British government call the authorities and say, we need Andrew Tate, we have a warrant, the authorities say, well, what's the warrant for? And who's it against? And the British state says, we don't want to tell you who the victims are. The victims don't exist, so no country will extradite me.
So I'm traveling the world completely free. No country respects England anymore. Nobody's sending me to them. I'm living as a free man. Jis nėra living as a free man, jis iš kalėjimo į kalėjimą, na, nu jisai Who my accuser is. jis and I'll come pastoviai talk su to you. And they're problema. like, no. Nu, apie Angliją tai gan tiesa, aišku, sako, Anglija ne kažką šalis. Jo, living as a free man ir varo į Ruskiną. Parsidavinėti savo subinę už skatiką. Which obviously had a misogynistic worldview because I'm the world's worst misogynist. Jo, ir dar save tituluoja The World's Worst Misogynist. Čia kaip irgi pas mus Lietuvos geriausiai sudėtas vatnikas. Čia yra pasaulio besirengintis misoginistas. So the Tate brothers' lawyer Joseph has released a statement. Oik tu na, čia jų advokatas. Nu, bet jo, kai tokie veikėjai, tai toks yra advokatas. Advokatas jaučia pats su kaltinimai sėdi. Saul Goodman. Čia tai sąstatą turim, tu durnas. Teitas kai kėdys, Bratkis kai Saša Song, advokatas Heisenbergas. Va čia tai trijulė. Jo, advokatas supyko. Nenustepčiau, žinok, nenustepčiau.